Yra tokia daina. Life is life, na 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 na. Kristina, labas. Labas, Renata. Klausyk, aš noriu tave pristatyti. Mielos damos, kurios žiūrėsite mus, greičiausiai įrašę, susipažinkit, prieš mane yra moteris, kuri prieš kurį laiką skrolino TikToką, kaip ir dauguma jūsų, ir stabtelėjo. Stabtelėjo, nes tuo metu jinai turėjo labai vieną aktualų klausimą gyvenime, stabtelėjo ir pakomentavo. Ir su tuo klausimu ir apskritai su tokia situacija daugelis jūsų susiduria šiandieną, tai yra daug laiko paskiriat skrolindamos ir kažkur kažką komentuodamos. Pasižiūrėkit, kas Kristinai gavosi iš to, kad jinai stabtelėjo ir pakomentavo. Tai mes su Kristina pažįstamos visai nesenai, mes Kristina apskritai nuo kalėdų su tavim pažįstamos, ar ne? Tu esi mano komandoje, tu esi mano, kaip čia vadinamoji, antra linija, tai yra mano pagrindinės komandos narės, Astos, vienos iš pagrindinių, tai yra lyderės pirmoji linija, tai reiškia, jinai tave augina. Bet aš džiaugiuosi, kad tu esi čia ir papasakosi savo istoriją. Aš turiu šiandieną tau 3 klausimus, o tu, miela klausytoja, prašau, lukterk, paklausyk, nes tikrai esu tikrai, kad pastebėsi čia save. Gerai, Kristina, tu skrolinai TikToką. Tu kažko tai ieškoji. Papasakok, prašau, kas vyko tavo gyvenime tuo metu, kai tu skrolinai TikToką ir palikai tą komentarą. Kodėl apskritai kažkas spustelė ir parašy? Taip, Renata, aš iš tikrųjų skrolinau TikToką ir man visada užkliūdavo vienos moters įrašas, Astos, kada ji tokia pilna energijos, su šypsena, su gera nuotaika, ji visada perduodavo TikTokui tą pačią gerą emociją. O tuo metu mano gyvenime buvo tai, kad aš buvau pavargusi, buvau nusivylusius, tiesiog neturėjau sveikatos džiaugtis savo gyvenimu. Ir mane tai kabino būtent tas TikToko įrašai. Aš ilgą laiką skrolinau, žinokit, bet aš vis tą moterį stebėjau. Ir galiausiai vieną dieną aš parašiau jai komentarą ir ji su manim susisiekė. Klausyk, o ką tu joje matėjai? Vat, žinai, mes paprastai kitam žmogui matom tai, ko patiems trūksta. Kas labiausiai? Energija tavo kabino, jos šypsena, kas kabino tave joje? Taip, pirmiausia, mane kabino tai, kad ji pilna energijos. Ji tiesiog rankom rodo viską, taip, makaluoja. Ji pilna energijos, ji tiesiog su šypsena, pilna pozityvo. Man to taip trūko tada tuo metu mano gyvenime, kad aš jau tiesiog nebegalėjau praeiti ramiai pro šalį. Truputėlį tavo backgroundo. Tu esi 4 vaikų mama. Tavo profesija kokia yra, išsilavinimas tavo koksai, kad moteris suprastų, kuri mūsų klauso, kas tu esi ir pamatytų save. Pagal išsilavinimą aš esu baigus socialinį darbą. Man labai patinka dirbti su žmonėmis. Aš turiu 4 vaikus šiuo metu ir aš dirbu dar 2 darbuose. Ir kada tu supranti gyvenime, kad tu tiesiog pradedi egzistuoti, bet negyventi, tai žinokit, tas momentas mane turbūt ir pagavo, kad pagaliau norisi išeiti iš tos rutinos, iš tos kasdienybės, galiausiai susipažinti su naujais žmonėmis. Man to labai trūko mano gyvenime. Tramplinas tavo tapo sveikatos tavo užklausa? Tramplinas į galimybės susikurti tai, ką tu dabar įvardinai, tai tavo sveikatos užklausa. Kokia buvo tavo sveikatos užklausa ir labai trumpai, kokį tu dabar turi rezultatą? Ir kur dar eini? Pagrindinis mano akcentas buvo tai, kad aš esu pavargusi, aš esu be energijos, kaip turbūt ir daugelis iš mūsų esam. Tai man buvo šitie 2 akcentai, kurie tiesiog neleido man pasiduoti ir aš parašiau Astai komentarą, jis su manim susisiekė ir būtent jau po 2 savaičių, kada ji man sudėliojo programą pagal sveikatos konceptą, jau po 2 savaičių pas mane atsirado pirmieji rezultatai, tai yra atsirado daugiau energijos, žinokit, aš pradėjau spinduliuoti. Šiandien dienai aš absoliučiai turiu daug geresnį rezultatą, plus, kad susitvarkiau su savo pagrindinė
problema sveikatos, tai yra kaklo skausmais, rankų tirpimais, kurių aš nebejaučiu ir mano miegas pagerėjo. Žinot, kas svarbiausiai vyko gyvenime, tai kad pradėjau norėti spalvų, norėti atskleisti Va, kodėl save. čia šiandien tokia ryški, mergaitės, Tai kam trūksta spalvų gyvenime, rašykit komentaruose, noriu spalvų. Taip, tikrai tęsk. taip. Ką tai duoda? Tai duoda pasitikėjimą savimi, žinokit. Ir tas toks kvėpavimas, kad tu gyveni gyvenimą, o tu neegzistuoji, tai žinokit, wow, koks geras jausmas. Gerai, žiūrėk, yra graži pusė ir yra baimių sąrašas. Aš norėčiau, kad tu pakalbėtum apie baimės, nes šiais laikais internete be galo daug pasiūlos. Dieve mano, tik spėk reaguoti. Vienas tą turi, kitas tą turi, pas visus gerai. Pas visus gerai, nes visi turi, dauguma turi rezultatus, žmonės sąžiningi, aš nekalbu apie tuos, kurie ten kažką nesąmonės kalba, bet kalbu apie sąžiningus žmonės. Turi rezultatus ir su sveikata ir visa kita. Vat kokios buvo tavo baimės? Ar tu jau tiek buvai Asta prisižiūrėjus, kad baimių pas tave nebuvo? Ar vis tik tais tu dar turėjai kažką, ką turėjau tavo Asta išspręsti, kad, kokius tavo baimės klausimus turėjau uždaryti Asta? Pati gyvenime, žinokit, buvau tokia pilka pelytė, buvau taip sukaustyta baimės, kad jeigu man reikėdavo fotografuoti save, selfie daryti, man būdavo katastrofa, žinokit. Man Čia ta būdavo moteris, kuri dabar laivuose dalyvauja, reelsus filmuoja, ar ne? Čia ta moteris. Taip, čia ta pati, žinokit. Ir aš turiu netgi pirmuosius savo, atsimenu, netgi nuotraukas, kada tiesiog tu fotografuoji ir savo nepatinki, nei tas šonas, nei tas. Baimėm, taip, jų visada pas mane buvo. Bet baimė būti matomai, baimė būti, sakykime, pastebėtai, kad mane, o neduok Dieve, mane kas nors pakalbins. Baimė tikrai daug. Aš vakar dariau karuselę. Čia Facebooko po šito dabar įrašų bus apie tai, jeigu moteris nusprendė mesti samdomą darbą, kas jos laukia. Ir vienas iš punktų, kuris buvo parašytas, tai yra, jog tu būsi matoma. Ir dabar tu kalbė apie tai, kad iš tos pilkos pelytės tu tampi matomų žmogum, ryškiu, matomų žmogum, kuris pradeda formuoti, turėti savo nuomonę, savo kryptį, ar ne? Nes, kaip aš sakau, sveikata tau tapo tramplinu, tu turi sveikatos rezultatą, bet užklausa pas tave gyvenime buvo stipresnė, negu kad tik tai susitvarkyti sveikatą, ar ne? Taip, žinoma, taip. Man tiesiog norėjosi save realizuoti kaip moteriai, nes kada tu užsisėdi namuose, rutinoje, toj pačioj kasdienybėje ir tu niekaip savęs nerealizuoji, o mesgi puikiai žinom, kad moteris kūrybingos, joms reikia laisvės. Tai būtent tai mane, sakykime, paskatino eiti į priekį. Nepaisant to, kad aš turiu dar tų baimių ir iki šiol aš turiu jų. Bet suprantat, kaip tu gali augti, jeigu tu nejudėsi į priekį? Kas iš to? Tu bijai, bet vis tiek eini ir darai. Taip, Kristina, to be galo. Aš labai pasižiūriu tavo video ir galvoju, Kristina, nusišypsok dar. Labai kviečiu tave daug šypsotis ir jau dalintis tą energiją, kurią tu turi. Kad jinai jau matytųsi ir tavo ryškumas jau matosi, tavo drąsa jau matosi. Dabar, kad tavo dar energija, jinai tiesiog trykštų, kad tavo kalba būtų pripildyta tos energijos, kurią tu pasiimi. Beje, reklama iš gyvo vandens. Tai va, ir žinai, tu esi tas žmogus, kurį mes stebim komandoje, ar ne? Tu esi tas žmogus, kuris viskam sakai taip. Aš parašiau, kas nori su manimi į Rilsą. Kristina sako taip. Žodžiu, tu esi tas žmogus, kuris pradėjai gyvenimo situacijose sakyti taip. Ir tu nežinai, kur tai tave nuves. Bet jeigu tu dabar pasidalintum su moterim, matau, pas mus 2 žiūrėtojos yra, ar tu galėtum nupiešti dabar savo trajektoriją, kur tu dabar eini ir ką tu norėtum nuveikti, kokio moterim tu norėtum padėti, kokia yra tavo dabar vidinė tokia užklausa, žinai, ir per tai, kad padėti savo, bet ir per tai, kad padėti kitoms moterims. Kokia tavo užduotis? Pasakysiu gal pirmiausia tai, kad aš dabar suvokiu, kokių žmonių aš noriu aplink save šalia turėti, su kokiais žmonėm aš noriu eiti į priekį. Pirmiausia, aš čia irgi visai neseniai gilinausi, kad
Man, pavyzdžiui, sveikata yra vertybė. Man labai didelė vertybė ir man, ir mano vaikams, sakykime, ir kada aš neturėjau sveikatos, aš tiesiog galėjau paskutinius pinigus atiduoti, kad aš tik turėčiau tą sveikatą. Bet žinot, norisi tokių žmonių šalia, kuriem iš tikrųjų sveikata yra vertybė, kuriem natūralus, nuoširdus ir labai tikras ryšys yra vertybė. Ir tas toksai atvirumas, kaip aš sakau, galimybėms yra irgi viena iš vertybių. Nes aš gyvenime išmokau tokią pamoką, kada neieškok pasiteisinimų, bet ieškok galimybių, kaip tai padaryti. Aš sutikau, aš nežinau, kam aš sutikau, pavyzdžiui, su jumis ar ne, aš nežinau, kas tai turėtų būti, bet turėjo būti. Bet aš labai džiaugiuosi. Tu gavai, o planas visai kitoks, negu kad tu gavai. Taip, aš labai džiaugiuosi, kad, na, žinot, aš sutikau ir aš nežinau, kas manęs laukia. Bet kai aš matau, kokie žmonės aplink mane, kokie jie nuoširdus, kokie jie tikri, man norisi būtent su tokiais žmonėmis ir kurti tą ryšį, tą bendruomenę ir su tokio moterim kurti, sakykime, bendruomenę, nes yra daug labai nuoširdžių mamų, nuoširdžių moterų, kurios, bent jau aš, pavyzdžiui, aš pavargau nuo tų visų pagražintų gyvenimų. Man norisi tikrumo ir aš šito siekiu ir aš link šito einu. Taip. Žinai, kai aš ruošiausi rilsui šitam, aš noriu tau parodysiu tikrą gyvenimą. Žiūrėk, čia yra gražu, o štai čia yra mano virtuvės realybė. O ten tie puodai, kuriuos nukrauščiau, supranti. Nu, bet tai o ką, ar ne? Aš pasidažiau, tu pasidažėjai, aš sudėjau švarkelį, ar ne, susišukavau plaukus. Ir tai yra mūsų moterų verslas online, kada mes jį darome iš ten, kur esame čia ir dabar. Ar ne? Tai yra tas toksai gerumas. Ir kam atliepia Kristinos mielos moterys, tu klausytoja mūsų miela, kuri žiūrėsi greičiausiai įrašą. Jeigu tau atliepia Kristinos energija, jeigu tu matai, kad ir aš daugiavaikė mama, ir aš tokia buvau visai užspausta, ir aš noriu turėti drąsos, ir aš noriu save realizuoti, ir aš noriu burti aplinkui save moteris panašias į save, parašyk Kristinai. Parašyk Kristinai būtinai, nes tai yra žmogus, kuris auga, nežinau, šviesos greičiu. Tiesiog, ant tiek yra atverta duše ir, žinai, visada, kaip sakant, prisikabinti traukinukų prie tokio žmogaus, kuris šiuo metu stipriai auga, tai yra jau pirmoji pergalė. Kristina, paskutinis klausimas tau. Jeigu galėtum paskambinti savo tą dieną, kai tu žiūrėjai TikToką, Astos, ir tenai tau kažkas kirbėjo, ką tu jai dabar pasakytum tai Kristinai, kuri tada buvo? Žinot, aš labai nuoširdžiai padėkočiau, kad tuo metu nepraėjo pro šalį, pro Astos TikToką, kad ji išdrįso parašyti ir kad ji galiausiai pasitikėjo to visiškai svetimu žmogumi. Man tuo metu Asta buvo visiškai svetimas žmogus ir aš jie pasitikėjau. Ir labai džiaugiuosi, nes dėkoju Astai, kad ji šiandien dienai veda mane už rankos paskui save, kuo aš be proto džiaugiuosi, žinokit. Ir labai noriu, jeigu yra tokių moterų, sakykime, aplinkui, kurios tikrai nedrįsta, aš pažadu ir prisiimu visą atsakomybę, imti už rankos, vesti kartu, kol matysiu, kad moteris užaugo ir paleisiu. Jėga. Aš labai linkiu, Kristina, tau to paties. Linkiu, kad tavo drąsa būti matomai, tavo drąsa bendrauti su moterims, tavo drąsa išklausti jų skausmus, tavo drąsa kalbėti ir atsakyti į kiekvieną komentarą, nes lygiai taip pačiai tau atsakė Asta į komentarą, kad jinai tik tai stiprėtų ir kad tavo vizija būtų tokia stipri, kur tu eini, kad prie tos vizijos prisikabintų begalė, nežinau, moterų, tų moterų, kurios galvoja, kad Kristina yra tas žmogus, su kuriuo aš norėčiau už parankės eiti per gyvenimą, būtent ta vizija, kurią eini tu. Tai yra ir bendrystė, tai yra ir savirealizacija, tai yra ir verslas namuose, kada pas tave 4 vaikai ir tu iš tikrųjų esi, kaip aš parodžiau tą vaizdelį, ar ne, ir puodai, ir bliūdai už nugaros, ir tu nieko nepaisai, pasidažai lūpas,
apsirengi ryškesnę bliuzelę ir tu eini į live transliaciją, nes tave kažkas pakvietė. Ačiū tau labai. Ačiū tau labai, Kristina, ir tada iki sekančių kartų. Ir aš labai lauksiu mūsų 3 kartų su Asta live transliacijos, Super. taip pat padarytos kada nors eteryje. Super, ačiū.